Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė rugsėjui liūtas mergelė. Pradėsime nuo mergelės, pasižiūrėkime rugsėjo mėnesis, koksai mergelių. Pasižiūrėkim, kokiosgi energijos. Savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Kokiosgi energijos? Laimė. Rugsėjo mėnesis vis dėlto toksai laimės mėnuo, laimingas mėnuo. Emociškai jisai, ta prasme, daug bus kažkokių tai situacijų, kurios emociškai tikrai teiks džiaugsmą. Tai šnekam apie šeimą. Tai galbūt susijęs su šeima, su vaikais, su tėvais, su anūkais, ta prasme šeima. Bet jeigu tai nėra šeima, tai galbūt yra darbo kolektyvas. Tai yra, nežinau, grupiokai. Žodžiu, nes tai yra žmonių grupė, kuri laiminga, nes kada mes šnekam apie šeimą, dabar žmonės labai daug praleidžia laiko darbo kolektyve. Arba studijų metu vis tiek yra studentai, vis tiek grupiokai, tai gaunas vos ne tokia antra šeima, o kartais kaip kam gaunas ir pirma šeima. Tai galbūt būtent yra sugrįžimas, po atostogų, susitikimai, suprantat, kažkas tai tokio džiaugsmingo. Ir tos energijos būtent ir susijusios su tais įvykiais, kad teikš džiaugsmą, žodžiu, viskas labai neblogai. Bet savijauta, žinot, kas yra? Mergelės, jos to mintis, tas dalykas yra, kad jos galbūt turi kažkokių tai problemų, tas vaito, nežinau, ką daryti. Nematau perspektyvų. Suprantat, nemato mergelės perspektyvų, nors jos yra. Suprantat, tai galbūt tas sugrįžimas, viskas yra, atrodo viskas labai gerai, ne? Bet vis tiek nėra tos laimės tokios tikros, nes viduje vis dėlto yra kažkas tai. Mintis vis tiek kažkokios tai lenda į galvą, nežinau, kažkokios bamsti, kažkokios tai neaiškios, visa kita, kaip vos ne tokia depresinė kažkokia korta. Ir tikrai yra tos perspektyvos, bet mergelės jų nemato. Nemato dėl ko? Galbūt dėl to, kad yra susikoncentravusios prie kažkokių tai kitų minčių, suprantat. Nes kada mes susikabinam prie vienos situacijos, mes šitą situaciją matom vienaip. Kažkaip sunku pamatyti tą situaciją iš kito kampo. Finansai. Vis dėlto finansuose kažkokiu būdu mergelėm reikia kažkokia kova. Galbūt mergelėm, jeigu reikia kažko tai nori pasiekti, materialiam pasaulyje, reikia pakovoti bet kokią kainą. Jeigu mergelės nori kažko tai, galbūt kažkokio pirkinio, ir kitas nori tą patį daiktą pirkti, tai reikia, ta prasme, kova be taisyklių, suprantat, kad aš noriu to daikto ir yra kova be taisyklių, kad aš turėčiau to daikto. Kažkokia tai kova, būtent žmogus, kuris siekia savo tikslų, nežiūrėdamas į pasekmes. Bet tai nereikia sakyti, kad vien tik tai negatyvi korta. Nes kartais tikrai reikia pakovoti. Taip? Nes tas mūsų visada būti geriem, ten visa kita, kiti ateis ir ant galvos užlips ir dar prikakos. Tai čia kartais reikia pakovoti. Tai finansinėje materialiam pasaulyje, finansuose vis dėlto galbūt reikės pakovoti galbūt už save, už savo atlyginimą ar už kažką, tai ta prasme. Aš noriu ir aš turėsiu bet kokią kainą. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima. Mergelės kažkokį gyvenimo periodą pradeda nuo nulio. Tai yra kvailys. Galbūt netgi ir elgiasi neatsakingai, galbūt kažkokiose srityse. O galbūt tiesiog atėjo kažkoks gyvenimo periodas, kad jie palieka praeitį, kas buvo,
ir pradeda viską iš naujo. Pradeda tiesiog kažkokį gyvenimo periodą iš naujo. Taip, nes vis dėlto tai yra susijęs su materialiu pasauliu, su šeima, gimine, kažkokiais nekilnojamais turtais, galbūt su finansais susiję. Taip. Ir va būtent yra, nusprendžia, kiek duodu, kiek gaunu, kur aš, ta prasme, ar man apsimoka, ar man neapsimoka. Tai galbūt va ir čia va šitas naujas gyvenimo periodas bus susijęs būtent su finansais, suprantat. Darbas darbe arba tai yra situacija įtempta ir tokie įvykiai jie greiti, judėjimas, judesys. Ta prasme nėra, kad ten ramu. Galbūt daug informacijos, daug judesio, daug energijų, ta prasme daug judesio yra. Bet tai gali būti ir kažkokia tai žinutė, naujiena. Ir vis dėlto ta žinutė, naujiena ar ta situacija yra, kad vis dėlto mergelės rugsėjo mėnesį eina į priekį. Suprantat, tai gali būti, kad ir kaip ir darbas, va vis tiek kažkoks tai naujas kažkas, tai link kažko tai geriau, kažkokie nauji projektai, galbūt iš tikrųjų kažkokios kelionės, galbūt iš tikrųjų kažkokios stažuotės yra, komandiruotės ar dar kažkas, tai judėjimas į priekį. Vadinasi, tai darbe nebus taip, kaip anksčiau, ne? Galbūt jeigu buvo darbe kažkokia situacija bloga, vadinasi, paliekam tą situaciją blogą ir einam į priekį. Mes ją gerinam. Tai yra judesys. Tai yra vis dėlto judesys. Staigmena ir naujiena. Staigmena yra vis dėlto susijusi su kažkokiom tai perspektyvom. Tai gali būti susiję vis dėlto ir su užsieniu, ar dar kažkas tolimi krantai, tolimi kraštai. Ir vis dėlto šita staigmena tokia jinai pozityvi, kuri atveria galimybės mergelėm. Ir būtent ta naujiena yra vis dėlto kažkokia moteris. Moteris, kuri pilna energijos, moteris, kuri savo idėjom tiesiog uždega kitus, įtikina kitus. Tai yra ugnis, suprantat, jinai uždega galbūt savo temperamentu, savo idėjom. Tai moteris, kuri vis dėlto turi gyvenimo patirties ir tikrai jinai jaučiasi stabiliai ir saugiai, suprantat. Tikrai tai nėra žmogus, kuris nepasitikėtų savimi ir bijotų ten kažką tai daryti ar sakyti. Tai va būtent šita staigmena ir naujiena yra susijusi va būtent su šitais dalykais, kad perspektyvos yra ir va būtent ta naujiena yra susijusi su ta moterim, kad jinai galbūt kažką tai. Ir dabar pasižiūrėkim, tai gal tas va ir judėjimas į priekį, suprantate, tai gali būti tiesiog kolega darbe, ar tai netgi viršininkė, savininkė. Žodžiu, gali būti daug kas. Ir va tas judėjimas į priekį, taipogi jisai kažkokios perspektyvos yra geros, suprantat. Į ką turi atkreipti mergelės dėmesį? Žiūrėkit, vis dėlto mergelės galvoja, galbūt išgyvena tokius kažkokius tai periodus, kad kažkokios kliūtis galbūt jausmų srityje, meilėje, jausmuose buvo, kurias reikėjo galbūt pašalinti. Galbūt reikėjo priimti sprendimus, va būtent, kad tos kliūtis pašalinti. Galbūt mergelių gyvenime, va būtent jausmų srityje buvo kažkokios kliūtis. Ir vis dėlto pagaliau šitoje srityje ateina stabilumas. Ta prasme, kad tos kliūtis galbūt, kurios buvo, kažkokie nesusišnekėjimai, kažkokie tikrai žmonės, kurie trukdė, kažkokie įvykiai, ateina stabilumas. Mergelė jaučiasi saugiai. Tai, žodžiu, atkreipkite dėmesį tai, kad vis dėlto
Jeigu dar nepriėmėt kažkokius sprendimus, kad reikia priimti sprendimus ir šalinti tas kliūtis. Taip, nors čia iš tikrųjų krenta praeitie, kad vis dėlto galbūt jau priėmėte teisingus sprendimus ir tie teisingi sprendimai yra teisingi. Bet tai yra susiję su jausmais, su meile, žodžiu. Vis dėlto tai čia šį gruodžio mėnesį, va būtent galbūt yra kažkoks, tai reikia pasikonsultuoti, reikia pasimokinti, galbūt bus žmogus, kuris galės jum va būtent padėti tas kliūtis įveikti kažkokias tai, na. Ir va būtent tas kova su nematomais priešais. Mes jų nematom, bet tos energijos kažkas ateina iki mūsų, ne? Tai gali būti kažkoks tai pasakymai, kažkas tai kažką pasakė, kažkur tai kažką nugirdau, kažkas tai kažką. Bet iš tikrųjų jūs jaučiatės, esate stabilus. Mergelės iš tikrųjų neturi tų problemų, galbūt nereikia rinkti ten kažkokių tai klausyti, ką kiti šneka, suprantat. Ir va būtent tai yra pabaiga. Va būtent galbūt netgi tų apkalbų kažkokių ar dar kažkokių intrigų, nu va būtent tų kliučių, ne, va tai yra pabaiga. Kad vis dėlto rugsėjo mėnesį, manyčiau, mergelės priims teisingus sprendimus, pašalins kliūtis ir ateis pagaliau stabilumas, bet tai šnekam ir apie jausmus. Nes rugsėjo mėnesį būtent šičia daugiau šnekam apie jausmus. Būtent šičia. Ne apie finansus kažkokius tai, o apie jausmus. Nes va būtent mergelės, galbūt jų pačių vidinis pasaulis, kažkokios tai nuoskaudos, kažkokios paslaptis, vidinis pasaulis, kažkoks nepasitikėjimas ar dar kažkas tai. Bet iš tikrųjų mergelės nenori matyti realiai situacijos, kas jam palei nosį pakišta. Palei nosį jam yra pakišta labai daug gerų galimybių. Būtent tai yra gera galimybė. Šnekam apie jausmus, taip, ir va tie tokie vaikiški apsižodžiavimai, vaikiški kažkokie konfliktai, galima sakyti, nesusišnekėjimas pats su savimi. Tai galbūt šito dalyko vis dėlto nereikia daryti, pamatyti, kad viskas labai gerai. Sprendimus priema teisingus, išsisprendžia situacija, niekas neturi jūsų erzinti, kažkas tai kažką pasakė, kažkas tai kažką tai padarė, jūsų tai neliečia ir jūs esate, nes jūsų santykiai galbūt yra stabilus ir saugus. Tai va, toksai rugsėjo mėnuo, mergelė ir pasižiūrėkim liūtas. Taip, dabar liūtas, energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Kokios gi energijos? Liūtas iš tikrųjų yra pavargęs. Jisai iš tikrųjų fiziškai gali būti pavargęs arba va, bus tokios situacijos, kažkokios tai rugsėjo mėnesį, kad tiesiog liūtas fiziškai bus pavargęs. Gali būti daug kažkokių įvykių, kuriuos reikia susitvarkyti, kuriuos reikia pradėti, kuriuos reikia dabaigti. Gal tai netgi net neliūtų kažkokie tai būtent asmeniniai dalykai, gal tai yra ir vaikai, ir žmona, ir vyras, ir sesuo, ir darbas, nu, žodžiu. Viskas ant liūto pečių galbūt užkrautas savo noru, galbūt pats liūtas susikrovė. Galbūt ne savo norų, kiti užkrovė ir va toks tempia tempiu, bet tuoj nugriūsiu, suprantat. Tai tokios situacijos gali būti, kad reikia daug kažką daryti ir tikrai ir jau jėgų jau nebėra.
Savijauta, va būtent savijauta vis dėlto šnekam apie finansus, vis dėlto apie materialų, kažką tai, ką galim užčiuopti, materialų pasaulį. Ir vis dėlto ta savijauta tokia, kad liūtas jaučia, kad galbūt jeigu tai yra maži finansai, jisai žino, kad va šitas dalykas jisai gali užaugti, kad jisai gali susitvarkys, kad va šiandien yra šitaip, o rytoj jau bus geriau, suprantat. Ta prasme, kad galima tą situaciją, kažkokią situaciją, kuri yra rugsėjo mėnesį liūtų gyvenime, tiesiog, kad jinai pagerės, išsispręs, duos rezultatų ir visa kita. Va būtent finansinėje srityje liūtai yra nepatenkinti rezultatų. Jie daugiau tikėjosi, galbūt taupė, galbūt nežinau, ką darė, bet jie nepatenkinti rezultatų. Materialiam pasauliu, finansuose jie daug tikėjosi, bet rezultato tokio nėra, ko jie tikėjosi. Tai galbūt vis dėlto, žinot, tikėjos, kad rugsėjo mėnesį pagaliau galės kažką tai nusipirkti. Rezultato nėra. Nesusitaupėm tiek, kiek reikia. Nu, žodžiu, kažkoks tai yra toksai nusivylimas. Bet atminkit, liūtai, šitam dalykui, šitam materialiam pasauliui reikalingas laikas. Galbūt ne taip vyksta greitai viskas, ko tikėjotės. Suprantat, galbūt norėjote pirkti automobilį, bet reikalingas laikas, kad viskas praeitų, visas apžiūras, visa kita, ir tai ne nuo jūsų priklauso, tiesiog reikalingas laikas, kai jūs negalite galbūt automobilio nusipirkti per vieną dieną. Žodžiu, ir reikalingas laikas. Bet čia bet kas yra va būtent susijęs su materialiu pasauliu. Toks nusivylimas, bet atminkit, reikia laiko. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto liūtai palieka kažkokius tai savo gyvenimo periodą, kuris buvo galbūt nelabai pozityvus, ir vis dėlto jisai keliauja į priekį. Tai iš tikrųjų gali būti tikrai reali kelionė. Tai gali būti iš tikrųjų reali kelionė, kažkokia persikraustymas, pakeitimas gyvenamosios vietos ar kažkoks judėjimas į priekį. Bet tai yra judėjimas link kažko tai geriau. Atsiprašau. Link kažko tai geriau, link kažkokių tai geresnių perspektyvų ar, žodžiu, kažko tai geriau. Darbas. Vis dėlto darbe gali būti arba vis dėlto liūtai patys bando gudrauti. Suprantate, nes tai yra gudravimas, kažkokios intrigos, vagystė, apgavystė, bet tai viskas yra susijęs su gudravimu. Tiesiog žmogus galbūt jisai nori kažką pasiekti, bet jisai neis tiesiai, šviesiai, ta prasme kažką, bet jisai bandys gudrauti. Kad gudriai ten kažką tai padarysiu, kažkur tai kažką tai ten vieną savo konkurentą ten panaikinsiu kokiu melu, ten dar kažką tai. Ir, žodžiu, kažką tai gausiu jo darbo vietą. Kažkokios gudravimai, kažkokios vagystės, apgavystės, bet viskas tai vyksta gudriai, suprantat. Nes iš tikrųjų patys liūtai šitoj situacijoje yra pasikabinę, bet tai ar tai nuo jų priklauso, ar tiesiog galbūt darbo kolegos, taip, žinot, visas kolektyvas kažką tai panašaus daro, suprantat. Nes iš to situacijų yra savo norų ar ne savo norų tiesiog pasikabinę. Tai galbūt darbinis kolektyvas visas toksai, suprantat, kažką tai ten gamina, kažką tai ten, žodžiu, gudrauja ten, žodžiu. Staigmena ir naujiena. Vis dėlto staigmena tai gali būti kažkokia vis dėlto kelionė. Staigmena tai judėjimas į priekį. Ko jūs nesitikėjote, vis dėlto tas judėjimas į priekį kažkoks yra. Ir ta naujiena vis dėlto yra susijusi su kažkokiu jaunuoliu. Tai galbūt jūsų vaiku, galbūt jūsų sužadėtiniu, draugu. Tai yra jaunas žmogus, tai yra mūsų jausmai. Ir va būtent tas staigmena, kad kažkokia galbūt kelionė netikėta, kad, žodžiu, kažkoks judėjimas į priekį yra, suprantate. Tai va būtent ir yra asmeniniam gyvenime irgi kažkoks judėjimas į priekį, kažkokia kelionė. Tai galbūt tiesiog jūsų vaikas kažkur išvažiuos. Ir tai bus jums staigmena, kad jūs nesitikėjote, kad
sugalvojo išvažiuoti studijuoti į užsienį. Žodžiu, nes net nesitikėjote, kad galbūt jisai įstos į tą universitetą. Žodžiu, kažkokia va tokia staigmena yra. Ir dabar pasižiūrėkime rugsėjo mėnesį, į ką turi atkreipti dėmesį liūtai. Būtent į ką atkreipti dėmesį turi liūtai. Žiūrėkit, vis dėlto liūtai nemato perspektyvų. Turi atkreipti dėmesį į tas perspektyvas. Kad tai galbūt yra, va būtent tai ir yra, kad užsienis, kažkas tai naujo, kažkas tai viliojančio, kažkokios perspektyvos yra geros. Jisai į tą dalyką turėtų atkreipti dėmesį, bet jisai yra dėl kažko tai pasikabinęs savo noru ar ne savo noru. Tai gali būti jo pačio įsitikinimai, kad ne mano gyvenimas toksai turi būti, nes, žodžiu, aš taip esu išauklėtas ir, žodžiu, aš taip auklėju vaikus ir, žodžiu, viskas taip turi būti. Suprantat, arba ta situacija yra ta, kad jisai nenori nieko keisti savo gyvenime ir nemato kitų perspektyvų. Arba jisai pasikabinęs yra dėl kitų žmonių įtakos. Bet jisai visą laiką yra laisvas, nes tas pakaruoklis yra pakabintas už kojos. Bet čia, žinot, yra šitas dalykas yra tiesiog žmogus, kuris nenori prisimti atsakomybės ir jisai va tiesiog atsipalaidavęs, nepriema jokių sprendimų, jokių atsakomybių ir nieko nekeičia. Bet tik tai pasakys, ne, aš to negaliu daryti dėl to, kad mano šeima ten ar kažką tai. Suprantat, bet tos perspektyvos jos yra. Čia daugiau žmogus nenori prisimti atsakomybės, kad kažką tai keistų. Ir va iš tiesų jisai nemato perspektyvų. Jos yra, bet jisai nemato perspektyvų. Bet galbūt dėl to, kad žmogus yra, va būtent jo mąstymas yra toksai. Suprantate, tai valiutas turėtų, mąstymas įsitikinimai, taip. Galbūt liūtas turėtų atkreipti dėmesį, kad perspektyvos yra geros, reikia tik jas pamatyti. Aišku, jeigu mes jų nematome, šansas praleistas. Nes jeigu tai turėtų būti, kad patys liūtai turi išvažiuoti, ar tai liūtų vaikai kažkur, tai ar dar kažkas, tai yra perspektyvos geros. Suprantate, tai yra perspektyvos geros. Ir dabar pasižiūrėkime vis dėlto rugsėjas. Nes vis dėlto liūtai gyvena praeitimi. Suprantat, tai galbūt ir nemato ateities. Suprantat, tai var yra tas dalykas, kad tiesiog vieną kartą man nepasisekė, antrą kartą nepasiseks. Čia kažkas tai šnekam daugiau ir apie jausmus, ir apie finansus. Suprantat, tai galbūt va, tos kelionės kažkokios, galbūt jau liūtai vieną kartą yra kažkur išvažiavę, galbūt yra emigravę. Ir nelabai galbūt pasisekė, ar dar kažkokios, nu, tiesiog emociškai buvo sunku, ar dar kažką, ir tiesiog galbūt šitie dar stabdymai yra, suprantat. Nes vis dėlto liūtai, jie gyvena praeitimi ir nemato perspektyvų, nemato galimybių. Suprantat, nemato galimybių, kokios jos yra. Va būtent pasikliaukite savo intuiciją, pasikliaukite savo vidiniu balsu. Vidumi, ne protas turėtų būti, o jūsų siela, mūsų intuicija. Ir va būtent pašalinkite tai, kas jums nereikalinga. Suprantat, nuspręskite, ar paliekate viską taip, kaip yra, ar keičiate kažką, ar tikrai reikia keisti kažką. Nes jeigu geros galimybės yra, suprantat, tai galimybė yra kažką ir pakeisti galbūt savo gyvenimą. O jeigu vis dėlto yra kažkokios baimės, nenoras ar dar kažką, nu be abejo, palieka taip, kaip yra, gyvenate praeitimi, keikite visą gyvenimą, visus aplinkinius, savo buvusį sutuoktinį, savo buvusią sutuoktinę, katę, šunį ir visus ir nieko nedarote. Tada va, būtent žmonės, kurie nieko nekeičia, bijo kažką keisti, arba nenori tiesiog prisimti atsakomybės, taip, tada jie kaltina viską. Ir blogas oras, ir politikai, ir, nu, žodžiu, visi kalti. Bet iš tikrųjų mes kūrėme savo ateitį.
Mes tik kūrėme savo ateitį savo veiksmais. Ir turime būti mes atsakingi už savo gyvenimą, niekas kitas. Tai va, toksai liūtų rugsėjo mėnesis. Sėkmės visiems. Ačiū, kad buvote ir iki.